Labai malonu, kad gausiai susirinkote į pirmą tokio tipo renginį. Pavadinu pirmu, nes manau, kad tai bus graži tradicija ir bent kartą į mėnesį galėsim padaryti kažką panašaus, pasikeisti dar svarbių asmenų. Yra tokia idėja, kad ir toliau tęsti, nes mums patys pastebėdami dabar įvykius matote, kad atėjo laikas, kai reikia daugiau burtis, bendrauti, klausytis ir mokytis. Mokytis, nes žinių reikia, norint keisti visuomenę, kurti geresnę Lietuvą. Šia yra jaunuolis, jis pasiūsins lapą, užsirašyti, kurie norės gauti informaciją apie kitus renginius. Tam būtų patogiau tiesiog. Tuo pačiu bus lapas, kad Rolando kalbos, kurie galės užsirašyti jam norimus klausimus, mes perduosime ir ponas Rolandas jums atsakys. Svečią praktiškai manau, kad nereikia pristatinėti, visiems puikiai žinomas, tad Rolandai, prašom jums. Na ką, labą vakarą. Šiek tiek papildysiu, klausimus siųskite iš karto. Man šnekant, aš matysiu, kas vyksta ir galbūt aš jau kalbos eigoj atsakysiu. Šiaip noriu pasakyti štai ką. Tai yra pirmas mano susitikimas su žmonėmis šitoje rinkiminėje kompanijoje ir tai yra Kaune. Yra tame kažkas tokio simboliško, suprantat? Toks kaip ir, na, gal sąjūdžių nevadinkim naujojų, bet Kaunas yra Kaunas. Vis tiek matyt, yra kažkokia dvasia tame Kaune. Ir kas mane stebina žiūrint į jūs, aš matau daug jaunų žmonių. O tai rodo, kad yra viltis Lietuvoje ir viskas bus gerai su mumis. Jeigu jaunimas sėdi čia ir jam įdomus tie dalykai, apie kuriuos mes šiandien kalbėsim, viskas yra neblogai. Jums leidus aš prisėsiu. Ir aš galvoju, čia turbūt dauguma yra, kaip aš sakau, viename prasmių lauke vaikštantys žmonės. O gal ir ne, aš nežinau. Ir galvodamas, ką jums pasakyti, sakau, gal pradėkim nuo to klausimyno, jeigu jūs žinot tokį. Nematau linkčiojančių galvų. Kaip ką žinot, bet ne visi. Ir tai būtų toks labai konkretus dalykas. Mes einam per klausimyną ir žiūrim, ar telpam visi į tą prasmių lauką ar ne. O paskui iš jūsų norėčiau girdėti abejonės, ar kažkokį nepritarimą, bandymą oponuoti ir taip toliau. Pasiruoštume tada būsimom batalijom to klausimu. Supratau. Gerai, aš jaučiu, kad kažkas ten. Na, žiūrėkit, ir pradedam. Juk spaudos konferencijoje Seime, aš sakiau, būtų labai smagu, kad šitie rinkimai būtų prasmingo pasirinkimo rinkimai. Kad mes rinktume pagaliau ne pavardės, ne gražias šukuosenas, o rinktume idėjas ir žmogus, kuris balsuoja, žino, kodėl ir už ką jis balsuoja. Turbūt sutiksit, kad aš manau, kad šitoj salėje tai turbūt visi yra už žemę ten, už litą, už tradicinės vertybės, bet kažkodėl mes, kada balsuojam už valdžią vienokią ar kitokią, dažniausiai ten ateina žmonės, kurie yra priešingose pozicijose. Tai va šituose rinkimuose reiktų bandyti balsuoti už tuos, kurie atstovauja mūsų pozicijas. Na ir eikim tiesiog per tą klausimyną, kad tuščiai nekalbėti. Pradedam nuo tos pačios žemės. Bet yra klausimas, ar jūs už žemės pardavimą užsieniečiams? Jeigu kažkas atsako, kad jis yra už žemės pardavimą, be abejo, jis yra kitame prasmių lauke ir tas žmogus ir neturi balsuoti už tokį žmogų kaip aš. Nes aš esu prie žemės pardavimą ir šiek tiek papildydamas šitą klausimą. Jūs dažniausiai girdit ką? Sako, žemės neišveš. Taip, bet žemės ir veš nereikia, išveš pelną. Pelną išveš. Kiekvienas žemės ūkio paskirties žemės lopinėlis potencialiai gali gaminti pelną. Ir jeigu tas pelnas lieka Lietuvoje, tai jisai čia yra paskirstomas, jis didina vartojimą ir panašiai. Jeigu tas pelnas yra išvežamas, tai yra išvežama mūsų turto dalis. Taip pat atsitiko su telekomu, pavyzdžiui. Telekomo irgi neišsivežė, bet šiandieną nuo kiekvieno skambučio
mes šelpiam suomius. Kada mes pilamės benziną Statoilo kolonėlį, mes šelpiam norvegus. Netgi Statoilas, tai yra valstybės benzinas, tai yra didžia dalim valstybinė Norvegijos įmonė. Ir dėl to, kada liberalai sako, kad kas jums tą žemę išveš, susivinioja. Taip, neišveš, bet pelną išveš. Tai čia jeigu kalbam apie materialų aspektą žemės reikalų, bet juk yra dar ir dvasinis aspektas. Yra suvereniteto aspektas. Ir dėl to, čia, nežinau, abejonių neturėtų būti, kad žemė turi likti Lietuvos žmonių rankose. Dar vieną reikia pridėti dalyką, kalbant apie tos žemės reikalus. Šiandieną yra pasaulyje tiek tuščių pinigų. Gal kas matė, čia Respublikos laikraštis buvo įdėjęs tokią lentelę. Kaip yra supirkinėjami žemės plotai įvairiose pasaulio šalyse. Jūs įsivaizduokit, jie spausdina pinigus kompiuterio mygtuko paspaudimu. Tie pinigai nueina bankams, tie bankai gali finansuoti atitinkamas struktūras. Ir jie supirkinėja realų aktyvą, kadangi tie tušti pinigai anksčiau ar vėliau sprogs, tas burbulas subliūkš, o aktyvas liks. Ir dėl to šiandieną pasaulyje eina procesas, kada tušti pinigai yra paverčiami realiais aktyvais. Tai yra dar vienas pavojus, kuris tiesiog priverstinai reikalauja mus saugoti savo žemę ir išlaikyti savo rankas. Eikim toliau. Litas. Klausimino klausimas skamba taip. Ar jūs už savo valiutos išsaugojimą, už lito išsaugojimą? Ir vėl, žiūrėkit, kokie būna argumentai dažniausiai. Sako, kaip pabrangs prekės, jeigu bus įvestas euras. Ir visos diskusijos vyksta va šitame lauke. Bet tai yra tik viena iš mažiausių problemų, ar pabrangs ar nepabrangs. Tai yra svarbu, aišku, bet ne čia esminis dalykas. Savo valiutos turėjimas, tai iš esmės reiškia ir savo ekonominių procesų valdymą. Aš galiu duoti tokį palyginimą. Įsivaizduokit, jūs gyvenat savo name ir šildotės patys. Yra šildymo sistema, jūs galite šildytis dujomis, anglimis, malkomis, galite pasidaryti šilčiau, karščiau. Ir štai, o dabar palyginkit, jeigu jūs busit prijungti prie centralizuoto šildymo. Jūs tampat priklausomi nuo tų, kurie tą šildymą organizuoja centralizuotai. Tai lygiai tas pats yra ir su pinigais. Jeigu jūs turit savo valiutą, jūs pats ir organizuojat gyvenimą tos valiutos pagrindu. O jeigu tai yra bendra valiuta, tai jūs tampat kaip centralinio šildymo dalyvių tik ir visiškai nebesavarankiškas proceso dalyvis. Jau nekalbant apie tai, kad šalia pinigų reikia turėti valstybinį komercinį banką. Šiandieną skandinavai išsiveža apie 2 milijardus litų kasmet vien palūkanų. Skandinavų bankai. O jeigu būtų valstybinis komercinis bankas, dalis tų pinigų galėtų likti Lietuvoje. Šiandieną mes vėl šelpiam skandinavus. Ir dėl to, kada skaito diskusijas apie eurolito čia tos reikalus visus, atkreipkite dėmesį, kaip niekas neįvardinama šito aspekto reikalo. Kad litas tai yra ekonomikos valdymo instrumentas. Jeigu tu neturi savo pinigo, tu negali valdyti savo ekonomikos kaip valstybė. Aš čia vienam pokalbį su Rūta Vainienė berods, aš jai daviau pavyzdį, kad yra Alytaus meras ir yra valstybės premjeras. Tai jeigu jis turi premjerą savo pinigus, turi centrinį banką, turi muitus, tai yra vienokios jo galimybės. O Alytaus meras, jis tų instrumentų neturi ir jis turi tik tai veikti jau, sakykime, Vilniaus nustatytose rėmuose. Tai atsisakė savo valiutos, mes tampam tą savivaldybę Europos mastu. Va taip, kaip Alytus yra priklausomas nuo Vilniaus, taip atsisakė savo valiutos, mes ekonomikos prasme tampam tik tai Europos savivaldybė. Ką beje Van Rompėjus toj garsioj kalboj savo rugpjūčio 9, lapkričio 9 dieną ir pasakė, kad valstybių mums jau nebereikia, tautų nebereikia ir panašiai. Dabar kitas klausimino klausimas, kuris kartais yra sunkiau suprantamas. Ir žiūrėdamas į apklausos duomenis, klausimynas yra įdėtas internete, ten gali pabalsuoti visi. Aš matau, kad matyt mažiausiai suprantamas. Klausimas skamba taip. Ar žiūrint iš Lietuvos geopolitinių interesų, karaliaučiaus sritis turėtų likti Rusijai,
ar geriau, kad grįžtų Vokietija. Ir dažnai susiduriu su nesupratimu, kodėl toks klausimas kyla. Klausimas kyla todėl, kad apskritai yra svarstomi šitie dalykai. Kas bus su karaliaučiaus sritim? Lietuvai jos nieks, aišku, nesiūlo. Geriausias atsakymas būtų turi Lietuvai atidėti. Suprantat? Tarp kitko, jeigu kas klausėt Naktigonę, vieną iš, mes su Nikžentaičiu kalbėjom, kaip formavosi Lietuvos sienos. Ir aš ten jo paklausiau, ar tikrai buvo siūlomas karaliaučiaus Lietuvai. Na, jis tikina, kad tikrai. Jis tikina. Ir tarp kitko Šepetys, Lionginas Šepetys, irgi man yra sakęs, kad jis pats netgi dalyvavo tame pokalbėje, kada Maskva siūlė Sniečkui tą karaliaučių paimti, bet Sniečkus išsigando. Kadangi atseit bus labai daug tada rusų ir mes nesuvaldysim situacijos. Aš būčiau ėmęs. Nes toks šansas pasitaiko kartą į 1000 metų. Bet kuriuo atveju karaliaučiaus sritis mums nepriklauso. Tarp kitko, irgi daug kas nežino šito fakto. Klaipėda ir karaliaučiaus sritis niekada nebuvo administruojama Lietuvos valstybės. LDK taip pat nebuvo administruojama. Jeigu mes nesigilinsim jau į ten 1000 metų atgal, tai jau čia niekas iki galo nežino, kaip ten buvo. Bet toj apžvelgimai praeitį Klaipėda visada buvo ne mūsų administruojama. Ir pirmą kartą jinai pateko į Lietuvos valstybės rankas 23 metais, sausio mėnesį, nesenai buvo metinės, kada mūsų vyrai nepaklausė anuometinės Europos Sąjungos, jinai tada vadinasi Antantė. Tarp kitko, Klaipėdoje stovėjo prancūzų laivynas ir laukė, kol Lenkai sudaros lietuvius, kad turėtų išėjimą į Baltijos jūrą. Nes Lenkams tada trūko išėjimo į jūrą, tą pajūrį jų ten tą Trūj miesto vadinamą valdė vokiečiai, ir jie buvo sutarę, kad jie per Klaipėdą eis. Ir prancūzai saugojo tą teritoriją Lenkams. Ir štai 23 metais mūsų vyrai padaro žygdarbį. Ir mes nuo 23 iki 39 metų turėjom Klaipėdą savo valstybės rėmuose. 39 metais, tarp kitko, žiūrėkit, mes esame įpratę galvoti, kad karas prasidėjo 39 metų rugsėjo 1 dieną. Ar ne, jeigu apie Lenkiją šnekant, jeigu apie Tarybų sąjungą 41 22 birželio, bet Lietuvai tai antras pasaulinis prasidėjo 39 kovą, nes jinai neužilgo vėl bus metinės, kada Hitleris pateikė ultimatumą, kad mes turim gražinti Klaipėdos kraštą Vokietijai. Tai buvo 39 metų kovas, dienos dabar nepamenu. Tai mums karas prasidėjo kovo mėnesį. Dabar mes kažkaip, kadangi nenorim matyti užgauti vokiečių jausmų, Europos Sąjunga, visą kitą mes apsimetam, kad viso to nepastebim. Dabar žiūrėkit, prie ko aš vedu. Jeigu jūs į tą klausimą, kam turėtų karaliaučiaus sritis priklausyti, atsakot, kad vokiečiam turėtų grįžti, kaip ir buvo istoriškai, ar ne? Tada jūs iš karto turit prisimti atsakomybę už tai, kad jau kitą dieną iškils Klaipėdos krašto problema. Štai kur yra visa esmė. Jūsgi važinėjat turbūt po pajūrį, važinėjat po Neringą, matot, kaip ten vokiškas intruzas jau dabar matosi. Nidos kapinėse buvot? Matėt, kaip gražiai vokiški antkapiai visi yra paauksinti, o lietuviškos pavardės jau beveik baigia išnykti. Tie mūsų, kaip jie te vadinosi, tie krikštai baigia sunykti, o vokiškas intruzas ten su kiekvienais metais vis ryškesnis. Taip, kad jeigu į karaliaučiaus sritį grįžta vokiečiai, mes turim Klaipėdos krašto problemą tuoj pat. O rusai į tą kraštą kol kas jokių pretenzijų nereiškia. O šiaip jau pavojus yra, nes karaliaučiaus sritis yra pati nestabiliausia Rusijos valstybės dabar dalis. Ten pastoviai eina šnekos, kad jie turėtų jau dabar išeiti iš Rusijos ir eiti į Europos Sąjungą. Procesai yra labai negeri iš tikrųjų. Tai vienas dalykas būtų, koks mūsų reikalas, kas ten vyksta, bet sakau, Klaipėdos kraštas. Ir dėl to atsakydami į šitą klausimą visada turėkite omeny, kad kas yra naudingiau Lietuvai žiūrint į perspektyvą. Ir baigiant šitą klausimą, turėkime omeny vieną dalyką. Klaipėda, Kaunas ir Vilnius, va šitie 3 miestai Lietuvos valstybės sudėtyje yra pirmą kartą istorijoje nuo 45 metų. Niekada šito nebuvo. Turėjom Klaipėdą trumpą laiką, neturėjom Vilniaus.
Pavyzdžiui, buvo metas, 39 metais, kada Lietuvai priklausė tik Kaunas. Klaipėdą paėmė vokiečiai, o Vilnius dar buvo negrąžintas. Tai štai kokia yra prasmė va šito klausimo, kam turėtų priklausyti Karaliaučiaus sritis, jeigu žiūrėti iš Lietuvos interesų. Dabar kitas klausimino klausimas, kur irgi ne visada suprantama, o aš akcentuoju jį ypatingais, kaip ypatingai svarbu, tai yra tas santykis 80-20. Šiandieną Lietuvoje gyvena apie 80% lietuvių tautybės žmonių ir 20% tai yra Latviai, Lenkai ir visi kiti, Rusai ir visi kiti. Bet tie Latviai, iš tie Lenkai ir Rusai, tai yra irgi jau beveik autotochtonai. Didžioji jų dalis gyvena Lenkai, tai čia šimtmečiais ir apskritai tai yra sulenkėję lietuviai, jeigu kalbėt apie Vilniaus kraštą. Jeigu kas busit Medininkuose, ta kur pilis yra tvarinė versijoje, užeikit į kapinės Medininkų, pažiūrėkit į antkapius. Jūs ten rasit, pavyzdžiui, tokias pavardės: Krekšdėl, Gaidzel, Žvirbel. Tokie ten Lenkai gyvena. Bet jau nieko nepadarysi. Dabar jie save laiko Lenkais. Ir čia ilgos procedūros bus ir taip, bet kuriuo atveju tai esame visi šitoj teritorijai nuo seno. O dabar įsivaizduokit, kad tie procesai, kurie vyksta vakarų Europoje, persikėlė į Lietuvą. Važinėjat po Europą, matot Paryžių, matot Briuselį, matot Oslą, Marselis, pavyzdžiui. Jeigu kas buvot Marselį, ten jau nieko prancūziško nebėra. Prancūzai graudžiom ašarom jau verkė žiūrėdami, kas liko iš Marselio. Taigi štai, jeigu mes tą santykį 80-20 leisim sugriauti ir čia atsiras intruzas, nors 10% dydžio, net ir 5 užteks, mūsų problemas, jos pasidaro žymiai aštresnės, jos įgauna naujų spalvų, kurių šiandien nėra. Šiandien pas mus nėra tų problemų, kurias šiandieną sprendžia, pavyzdžiui, Paryžiaus priemiesčiai. Arba daugelio kitų, netgi Londono priemiesčiai. Pas mus šitų problemų nėra. Ir kol kas viskas yra mūsų rankose, kad jų ir neatsirastų. Bet jeigu jūs žiūrėjot kažkokią tai laidą iš Eldai, aš Eligijaus Masiulio, liberalo Eligijaus Masiulio, klausiu, kada Seime bus balsuojama už imigrantų kvotas? Kaip jūs, Masiulį, balsuosit? Sako, aš balsuosiu už. Kitaip sakant, jis pasisako už tai, kad Lietuvoje būtų dar daugiau problemų ir plus dar naujų problemų, kurių šiandien nėra. Dabar, vakar buvo vienas ginčas su žmogum, kuris į šitą mano klausimą 80-20 atsakė, o kas čia tokio, tai jeigu čia vienas kitas atvažiuos. Taip, čia ne apie vieną kitą šneka. Vienas kitas be abejo, tie procesai yra natūralūs, mišrios vedybos ir šiaip. Čia yra šneka apie didesnius skaičius, apie masinius reiškinius. O beje, aš jo paklausiau, gerai sakau, jeigu tau atrodo, kad nėra čia didelės problemas, iki kurio procento nebus? 10. Gali būti. Nu, jisai sako, gal ir nieko. Gal dar gali, o 20. Jau jisai suabejoja. Suprantat? Nežinau, ar suprantama išneku, jeigu neaišku, iš karto gal paklaustumėt. Bet čia, mano akimi žiūrint, tai yra pats svarbiausias dalykas, nes šiandieną turėdami va šitą santykį 80-20, kaip jis yra, mes esam labai patogioj padėty. O ta patogi padėtis pasireiškia tuo, kad mes tiesiog net nejaučiam tų problemų, kurios šiandieną yra Europos miestuose. Pavyzdžiui, Briuselis. Teko skaityti informaciją, šiandieną Briuselyje, ne Belgijoje, bet Briuselyje, sostinėje, naujagimių tarpe 50% yra ne belgai, musulmonai. Įsivaizduokit, kas antras gimstantis Briuselyje žmogus yra musulmonas. Tai jūs įsivaizduokit po 15 metų, kai tie naujagimiai išaugs į paauglius, tai nesunku prognozuoti, kas darysis tame mieste. Tai bus visiškai kitas jau kraštas ir visai kiti šeimininkai bus to miesto. Beje, užpraeitų metų Kalėdos jau parodė, kaip tas viskas atrodys panašiai. Ne va dabar, o užpraeitų metų Kalėdos Briuselėje jau nebuvo kalėdinės eglutės. Nes ten jau dabar gyvenantis musulmonai, jau jie yra išrinkti į savivaldybę Briuselėje, jie užprotestavo, kodėl čia turėtų būti katalikiškos Kalėdos.
Ir Briuselėje jau nebebuvo glūdus. Čia yra tiesiog elementari logika. Ir aš net nesuvokiu tų žmonių Europoje, kurie vat šitą viską taip leidžia lengvai. Ir nestabdo tų procesų. Nors kitą vertą žiūrėkit, Šveicarija. Jau sekmadienį Šveicarijos referendumas atsakė, kad reikia pradėti riboti imigrantų skaičių iš Šveicariją važiuojančių. Jau šneka apie tai Norvegija. Jau kalba apie tai Prancūzija, Marina Le Pen, pavyzdžiui, ta, kuri beje dabar populiariausia partija yra Marina Le Pen. Jinai laimės rinkimus į Europarlamentą. Ir jinai, kokie jos 5 yra programiniai šūkiai? Eurui ne, NATO ne, Europos Sąjungai ne, imigrantams ne, gamybą grąžinti atgal iš Azijos į Prancūziją. Marinos Le Pen punktai programiniai. Viskas tinka ir mums, išskyrus imigrantus, kadangi pas mus šitos problemos nėra. Ir dėl to sakau, mes galim jo savo nesusikurti. O jeigu eisim tuo pačiu keliu, kaip ėjo Vakarų Europos valstybės, mes turėsim tą problemą ir jinai bus paskui nebeišsprendžiama. Jinai tiesiog nebeišsprendžiama bus. Nes šitie žmonės neasimiliuojasi, tai yra visiškai kita kultūra. Pažiūrėkit, Paryžiui, šitoj pramogų sostinė, ištvirkimo sostinė, musulmonų moteris išlaiko savo kultūrą, jos vaikšto savo rūbais. Supraskit mane teisingai, aš nesu visiškai nusiteikęs prieš to žmonės. Priešingai, aš netgi žaviuosi jais, kad jie atvykę į Europos šalis sugeba išlaikyti savo savastį, sugeba gyventi savo gyvenimą. Čia yra europiečiai, nežinau kaip juos čia pavadinti, kokį vardą jiems pridėti. Čia europiečiai elgėsi visiškai nesuprantamai, griaudami savo valstybės, kurias šimtmečiais kūrė. Šimtmečiais jų protėviai pureno ten Šveicarijoje tą netaip jau derlingą žemę. Ir šiandieną per keletą dešimtmečių visą tai griūna. Taigi štai aš tame matau tą svarbą tų 80-20. Tai yra, kaip akies vyzdys turėtų būti saugotina vertybė. Taip mes išvengsim papildomų problemų, kurių gyvenime netrūksta. Kitas klausimas, klausimino yra dėl, pavyzdžiui, to pay post. Jeigu kas klausėt, naktygonė buvo skirta šitam reikalui, jūs girdėjot, kaip atsakinėja pareigūnai. Jie net nesuvokė, kur problema. Jis nemato nieko to. Kažkoks prekė, dar juokingiau. Seime ant sienos kabo tas užrašas, užmiršau, kaip jis ten, vėl žodžiu, nieks nežino, kaip išversti. Ir toj laidoj nieks negalėjo atsakyti. Nesupranta, kokią kalbą iki galo. Iš tikrųjų, tai ten matyt nori pasakyti, kad greitas maistas, bet ten tai parašyta suktai, kad tiesiogiai taip nesiverčia reikia. Bet matyt greitas maistas. Bet iš principo, įsivaizduokit, Lietuvos Seime, bet šiandien aš ten valgiau, ir šviečia va šitas užrašas, kurio seimūnai nesupranta. Jeigu kas klausė tą laidą, aš tai ne vienam skambinau, sakau, ką reiškia tas užrašas, kai tu valgai? Nežinai? Salamakinas atrodo, net sako, aš nepastebėjau, kad yra. Salamakinas. Suprantat, bet juk ką tas atspindima? Tas atspindi mūsų požiūrį į save. Tai yra tiesiog nepagarba mums patiems. Jeigu mes tokius užrašus jau toleruojame, aš labai dažnai sakau tokį pavyzdį. Tarybiniais laikais, va čia Kaune, aš matau žmonės, su kuriais mes tada vaikščiom ir labai Vaganas sėdi, Algis Lapienis sėdi, mes vaikščiodavom čia Laisvės alėje, atsidaro kokia nauja parduotuvė ir mes eidavom pažiūrėti, ar ne per didelėm raidėm užrašė rusiškai. Suprantat? Ir jaunesni žmonės tai neatsimena ir negali atsiminti šito, o vyresni tai ir tos rusiškos raidės pastoviai traukėsi, Kaune traukėsi. Ir jau paskui kai kurių ir visai nebebuvo, išviesdavo tik lietuvių. Vilniuje buvo kitaip, Vilniuje būdavo ten lygų bent jau. Bet suprantat, mes tada tą matėm, mums skaudėjo tie dalykai. O dabar mes didžiuojamės, kad galim angliškai užrašyti, kokį nors beauty shop ar dar kas nors. O kaip juokingai atrodo Rusijoje tie dalykai. Tai kokie nors, kokie užpečkiai, suprantat, jis užsirašo ten tokius pavadinimus. Arba pažiūrėkit, kaip vadinasi jų rajonai. Naujieji ten prie Maskvos, ten koks nors London City.
Arba koks paradoksas, jie pasistatė Maskvoje ten tų dangoraižių rajoną ir vadino Maskva City. Tai rodo, kad jeigu jie ir toliau sirgs tą lygą, reiškia rusams galas. Viskas. Bet mums tai irgi tas pats tinka. Ir aš dažnai dar tokį pavyzdį sakau. Įsivaizduokit, kad mes nuvažiuojam į tą patį Briuselį, einam ten tom gatvelėm ir matom užrašus. Du gaideliai. Ten kokia nors, nežinau, raganėlė. Ten sigutė. Kaip mes žiūrėtume į tuos belgus, kurie šitaip užsirašo. Bet juk tie, kurie atvažiuoja pas mus, tai mus irgi žiūri tokiom akim, irgi stebisi. Kas čia per tokie gyvena, kad visi užrašai yra va tokie. O jeigu dar kitą pavyzdį duotų. Turbūt esat matę filmą Afrikoje, kada Afrikos moteris nutarė apsirengti, jos paėmė tas, kas po ranka buvo ir užsidėdavo kokius apatinius tuos ir vaikšto jau jos pasipuošusis. Jūs suprantat, mes tampam panašus į tokius reiškinius. Ir aš darau tą laidą, aš klausinėju pareigūnų ir aš matau, kad jie net nesuvokė šitos problemos. Net nesuvokė. Jų niekas nemokina šiais laikais. O kas mus mokino tarybiniais laikais, kodėl mes taip skaudžiai viską reaguodami? Mūsų irgi niekas nemokina. Suprantat? Aš jums pabandyčiau atsakyti, kodėl taip yra. Todėl, kad kai mes buvom anam regione, juk sutikit, jaunimas tai to nežino, bet kurie vyresni, tai mesgi jautėmės asais, mes jautėmės elitu. Juk tai buvo. Tai buvo. Ir kas įdomiausia, rusai sutikdavo su tuo vaidmeniu. Suprantat? Aš stebėdavausi, kaip jie sutinka. Aš ir pats to naudodavausi. O sėdė Algis Lapienis, mes su juo buvom nuvažiavę, nepamenu, ar Jaltoje, kur ten eidavom į muziejus be pinigų. Rusiškai, tai yra lietuviškai kalbėjo, čia užsienietis, viskas daug galima. Bet mes dabar sergam tą pačią lygą, kaip tie rusai mūsų atžvilgių kažkada. Mes dabar sergam tą pačią lygą, jeigu žiūrim į vakarų Europą. O tada vakarų Europą žiūri mus iš aukšto. Ir pavažinėjomės po tą Europą, jaunimas padirbęs. Turbūt sutiksit. Nesame jiems savi, nežiūrėjom į mus kaip į lygius. Ir ta problema tai paprastai neįsispręs. Ir dėl to, va šitie užrašai angliški, jie tiesiog yra kaip simptomas mūsų lygos. Tai yra, mes tiesiog sergam savęs tam tikrų žeminių. Nes jeigu tu nebegerbi savos kalbos, tai kas tada toliau belieka? Tai aišku, tu sutiksi tada su viskuo, ką ir toliau ten siūlys. Taigi štai, kur aš matau prasmę šito klausimo ir priklausomai kaip žmogus atsako, viskas labai paprasta, pasidaro, paimi tą klausimyną, sutinki žmogų, kažkokią polemiką, tu jam padedi, paprašai, kad atsakytų ir iš karto matai, tai yra mūsiškis ar jūsiškis. Ir viskas matosi iš karto. Supaprastėja tas supratimas, kas yra su kuo. Ir dėl to rinkimuose būtų labai smagu, kad visi kandidatai ir vilniečių atėjo. Čia dirbančių. Šnipai. Šnipai išvykę. Taigi štai, dabar kitas klausimas. Iš to klausimino. Apie juvenalinį justiciją. Juvenalinė justicija, čia yra paimtas terminas toks apibendrinantis visus tos reiškinius, jis ne visai tiksliai atspindi problemas, bet taip jau prigijo. Juvenalinė justicija reiškia visą seriją įstatymų nukreiptų į vertybių kaitą santykiuose tarp tėvų ir vaikų. Bet iš esmės galima šnekėti ir vyro ir moters santykių kitimas. Ir vėl tas pats. Jūs klausėt savęs, jūs paklauskit savo pažįstamų, jeigu iš tą klausimyną imti. Ar jie yra už visas tas kaitas vertybių, ar prieš? Nes dabar žiūrėkit, kur čia pavojus lypi? Aš jau nekalbu, kad tas vyro ir moters tradicinių santykių keitimas, jis veda paprasčiausiai į rūšies išnykimą. Tai jau vien dėl to jis negali būti pozityvus.
Kaip gali būti teigiamų reiškinys, kuris veda į rūšies išnykimą. Dėl to man nereikia jokių ginčų, jokių ten medicininių terminų, įrodymų, juridinių viso kito. Aš klausiu, ar galima laikyti normą tai, kas veda į rūšies išnykimą? Nu, atsakymas turbūt yra savaime suprantama. Negali būti norma tai, kas yra rūšies pabaiga. Kilo klausimas, kodėl tai yra stumiama. Kodėl, jūs turbūt matote, eina tiesiog kaip tankas, tos rezoliucijos viena po kitos. Viena šiaip taip 3 balsais atlaikė, kita jau prastūmė. Ir tas tiesiog, atrodo, kad kažkur skubama, kad reikia labai greit viską padaryti. Iki galo aš neturėčiau jums atsakymo vienareikšmio, bet darau prielaidą tam tikrą. Manau, kad visas šitas vertybių keitimas, sutikit, bet kuriuo atveju jisai sumažina gyventojų skaičių. Nes susilpnėja šeima, susilpnėja vyro moters santykiai ir tada atitinkamai vaikų mažiau gimsta. Tai net jeigu tokio tikslo ir nekelia tie, kurie tos procesus organizuoja, rezultatas vis tiek yra žmonių skaičiaus sumažėjimas. Bet yra dar kitas dalykas. Kitas dar dalykas, kur aš įžiūriu tam tikrą motyvą šitų santykių stumimo į mūsų regioną ir ne tik. Kadangi vyksta didžiuliai geopolitiniai procesai, ta prasme vedantis į tam tikrą susidūrimą vakarų civilizacijos ir naujai iškilusių BRICS šalių, pavyzdžiui. BRICS šalis tai yra Indija, Kinija, Brazilija, Pietų Afrikos Respublika ir Rusija. Tai jūs įsivaizduokit, Indija ir Kinija jau vien tai yra milijardai žmonių. Milijardai žmonių. Ir šitos šalis, tos BRICS šalis, puikiai supranta, kad jos yra išnaudojamos tų šalių, kurios emituoja valiutą, tos 5 rezervinės valiutas. Čia yra atskirai reikėtų kalbėti apie tas valiutas. Aš suprantu, kad labai menkai mes dar suvokiam, ką reiškia teisė emituoti savo pinigą neribotai. Jūs įsivaizduokit, jeigu būtų galima litą spausdinti ir jį visas pasaulis imtų. Mes spausdinam, perkam, ką norim už tos litus. Žiūrėt, kaip mes gyventume. O šveicarai taip ir daro. Šveicarai taip ir daro. Palyginti gana nedidelė tauta, bet turi teisę emituoti rezervinę valiutą ir labai neblogai prisiduria nieko nedaryti. O tarp kitko, visas likęs pasaulis, išskyrus keletą valstybių, ten, sakykime, kaip Šiaurės Koreja, kuri dar neįeina į šitą sistemą, kaip Libija, Kadafio, kuri jau dabar yra likviduota, kaip Huseinas, kuris bandė atsispirti šitam procesui. Visos kitos valstybės, jos yra priklausomas nuo to rezervinių valiutų. Tarp kitko, Rusija taip pat. Rusija lygiai taip pat gali spausdinti rublį tik tada, kai gauna už dujas ir naftą valiutą. Ir tą valiutą bankas išperka ir taip išeina į rinką rublis. Ir šitos BRICS šalis, Kinija, Indija, ten kaip sakiau, jos šitą suprasdamas nebenori, kad ant jų nugaros sėdėtų šitie. O jie gyvena plus ne pagal kišenę. Jie ne pagal kišenę gyvena. Lietuvos skola, mes pergyvenam, kad Lietuva prasiskolinusi, bet Lietuvos skola skaičiuojant vienam gyventojui yra maždaug 10 kartų mažesnė negu Europos vidurkis. Vidutinis europietis yra prasiskolinęs maždaug 10 kartų daugiau negu lietuvis. Štai iš kur yra jų gero gyvenimo nemaža dalis. Bet prie ko aš vedu? Štai šitas gyvenimas skolom vakarų civilizacijos, jis priejo liepto galą. Jie paprasčiausiai jau tiek turi skolų, kad nebeaptarnauja pačios tos skolos. Bet noras gyventi taip toliau tai išlieka, jie nesiruošia taip lengvai pasiduoti. Ir štai bręsta interesų konfliktas. Štai yra Jungtinės valstijos Europos Sąjunga, o kitoj pusėje bręsta tas praktiškai viso kito pasaulio pasipriešinimas. Ypatingai, sakykime, jis yra ryškus Pietų Amerikos valstybėse. Pas mus visiškai nežinomi procesai. Bet, pavyzdžiui, Kiršner Argentinoje priešinasi daugeliui šitų mums visiškai nežinomų reiškinių. Pavyzdžiui, jinai bando išsiveršti iš dolerio zonos, bando išsiveršti iš pasaulio banko, ten įvairiausių taisyklių. Čia galima būtų papasakot porą ten įstabių, bet tiek tos yra. Argentina, Venezuela, Bolivija, ta pati Brazilija.
Jungtinės valstijos šimtmečiais valdžiusios tas teritorijas, kontroliavusios per elitą jų valdžią, šiandieną nebekontroliuoja tų procesų. Ką aš noriu pasakyti? Reiškia, bręsta tam tikras konfliktas. Panašiai buvo prieš Pirmą pasaulinį karą. Tai yra vadovėlinės tiesos. Pamenat, mes mokėmės. Kodėl kilo Pirmas pasaulinis karas? Todėl, kad susiformavo dvi grupės interesų ir jos taip sprendė savo problemas. Antras pasaulinis karas lygiai tas pats. Dvi grupės valstybių su interesų konfliktu. Tai dabar mes artėjam, aš tokią frazę sakau dabar jau, kad jeigu ne 36 metai, tai 39, tai yra, jeigu ne 39, tai 36 tikrai, turint omeny 41. O iš esmės tas karas, tas konfliktas jau vyksta. Jis vyksta štai Šiaurės Afrikos pavidalo tų konfliktų, Sirija, Libija ta pati, Jugoslavija dar anksčiau, Ukrainos procesai yra to paties reiškinio dalis. Ir dabar atrodytų, o prie ko čia tie visi žydrieji reikalai, ar ne? Ir tas vertybių kitimas. Nu, aš aišku šito negaliu jums pagrįsti konkrečiais įrodymais, bet tokia logika sako, žiūrėkit, jeigu tu pradedi piršti va tas vertybės ir tie žmonės, kurie pasiduoda šitam, jie tampa tiesiog nemokami tavo kariai. Bet kaip yra? Jie patys to nesuprasdami pradeda ginti tuos, kurie šitą viską eksploatuoja. O plius tai yra paremta pinigais. Juk už visų šitų paradų ir viso kito stovi pinigai. Iš šito net neslėpia niekas. Pažiūrėkit, kai būna kokie nors paradai Berlyno, tie garsieji LAF paradai. Ten būna sponsoriai. Ir tie sponsoriai yra didžiausios pasaulio korporacijos. Facebookas, ten Apple, Google'as ir panašus dalykai. Tai yra labai gausiai pasodrinta pinigais. Ir tada tu gauni visose tose valstybėse tiesiog nemokamas kariuomenė. Tiems kareiviams net nesuvokiant, kam jie kariauja, už ką ir prieš ką. Taigi štai aš, bet sakau, čia yra mano versijos, bet kurių atveju, nekalbant apie tokias didelės pasaulinės versijos, užtenka vien to, kad tos vertybės mums sugriaus mūsų gyvenimą. Sugriaus vyro ir moters santykius, sumažins gimstamumą, o Lietuvoje jis turi būti didinamas, o ne mažinamas. O sakykime, tėvų ir vaikų santykių kitimas, jeigu kas klausėt Naktigonę, mes darėm apie tą smurto išplėtimo sąvoką. Smurto sąvoka yra išplėsta iki tokių ribų, kad kiekvieną iš jūsų galime ten patalpinti. Kiekvieną iš jūsų. Ir jūsgi žinot, kas darosi toj pačioj Norvegijai. Ten, jeigu pamenu, berods po 10 000 vaikų yra atimama kasmet iš tėvų. Vat vadovaujantis šitom visom naujovėm juvenalinės justicijos. Arba čia Seimas irgi neužilgo svarstys, kad negalima vaikų palikti vienų, ten nuo 12 ar nuo 14 metų, jie dar svarstys, nuo kokio amžiaus jau nebegalima palikti. Ten dar tas klausimas neatsakytas. Nu klausykit, mes visi užaugom Kaune, aš 5 metų čia Nemunės sterkus gaudžiau vieną, suprantat? O dabar ką su manim turės eiti auklėtos sterkus gaudyti? Man 12 metų, aš jau ten... Ko mes čia neišdarinėjom, tai Nemuno saloje, o gauti eidavom žuvaut, laužus kuriant joninių naktį, tai dabar turės eiti auklė su mumis. Suprantate, tai yra visiškai absurdai kažkokie. Visiškai absurdai prisiklausius kažkokių tokių nesuprantamų idėjų, o tos idėjos yra iš tikrųjų labai suprantamas. Yra labai pragmatiška priežastis. Šalia viso kito yra dar kaip, kadangi trūksta darbo vietų Europos Sąjungoje ir Jungtinėse valstijose, kadangi jie gamybą iškėlė į Aziją. Darbo nėra. Įsivaizduokit, kiek atsiranda darbo vietų prižiūrint va tos vaikus. O toks paprastas pragmatinis šimtas. Aišku, tuo šita problema neišsisėmė. Čia yra tik vienas iš aspektų. Dėl to sakau, mums visiškai nereikia šitų naujų vertybių. Nežinau, mano supratimu, mums visiškai užtenka to, ką mes turime. Ir dar jeigu apibendrinant, visą laiką tėvų ir vaikų santykiai buvo kokiam lauke? Vaikas iki tam tikro amžiaus yra teisės lauke veikiantis per tėvus. Tai buvo 1000 metų. O dabar jie verčia viską aukštyn kojom.
Ir vaikas jau yra teisės veikėjas iš karto. Ir jis turi teisę skųsti tėvus. Ir pasižiūrėkit, jūs turbūt skaitot, kas dabar ir iki ko visą tai priėjo, kada tėvai bijo apskritai kažką padaryti. Ir dabar jūs man pasakykit, kaip buvo galima išauginti, pavyzdžiui, kauniečiai gal žino Kęstutį Lūšą, pianistą, jeigu jo būtų tėvai nevertę ten kažkada to fortepijono groti. Kaip galima tokius dalykus padaryti? Taigi, kada aš kviečiu, sakykime, į tą lauką prasmių ir sakau, kad tie, kurie juvenalinės justicijos prasme atsako taip kaip aš, tai mes esam vienose pozicijose. Jeigu jūs taip galvojat, vadinasi, aš kvieščiau tada kartu veikti ir toliau. Tai štai yra klausimyno temas, kurios, sakykime, skiriamas. Nes vieni gali pasirinkti tokį atsakymą, o kiti kitokį. O dabar aš pabaigai dar pasakysiu keletą klausimų, kurie galėtų vienyti. Klausimas skamba pavyzdžiui taip. Ar jūs pirma lietuvis, ar pirma europietis? Tarp kitko, ant Auštrevičiaus durų Seime kabrojo ilgus metus užrašas aš europietis. Arba būkime europiečiai. Atsakymai galimi įvairūs. Bet jeigu tu save laikai pirmą europiečių, tai suprantama, kad tada ir tavo visos viltys, ten šeimininkai, tavo tvarka yra kažkur ne čia. Vadinasi, Lietuva yra tik tais kažkas tokio. Na, kaip lietuviui gal Žemaitija, bet aš esu šiaip žemaitis iš Kretingos. Bet jeigu aš dabar pradėsiu... čia kaip tik atvirkščiai, jeigu aš pradėsiu savo žemaitiškumą kelti, tai netinkamas pavyzdys, netinkamas. Išbraukite iš savo atminties. Netinkamas, taip. Čia tie, kurie nori vieningos Europos, tie visada ir sakys, kad reikia užmiršti, kad tu lietuvis. Ta Van Rompėjus ir pasakė, kad reikia užmiršti tautas, kad būtų galima kurti vieningą Europą. Tai štai, ar jeigu tu lietuvis, tai yra vienas atsakymas, europietis kitas atsakymas. Dabar reikim toliau. Ar tu pirma lietuvis, ar pirma krikščionis, pagonis, budistas, gal musulmonas? Suprantat, jeigu tu sakai, kad tu pirma lietuvis, paskui galim ginčytis. Galim ginčytis dėl tų religinių dogmų, ten visą kitą, bet neišeikim iš to lauko, kad tu pirma lietuvis. Gali kilti klausimas, o ką tai reiškia būti pirma lietuvis? Aš atsakyčiau taip, tai reiškia, kad tu linkęs spręsti problemas Lietuvos čia, neieškodamas išeičių kažkur už Lietuvos ribų, už Lietuvos visuomenės ribų. Kad gal būčiau geriau suprastas, pažiūrėkite dabartinį Ukrainą. Jie nesugeba spręsti savo problemų patys ir vieni žiūri į Maskvą, kiti žiūri į Briuselį, treti į Vašingtoną. Vadinasi, jiems tu esi pirma ne ukrainietis, tu pirma vėl nežino kas, ieškai ten kažkokios atramos. Beje, LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, arba paskui Žečpospolita, lygiai dėl tų pačių priežasčių baigė savo egzistavimą, nes politinis elitas nesugebėjo susitarti savo tarpe, vieni ieškojo paramos tada Maskvoje, kiti Vokietijoje, treti Austrijoje ir galų gale šitos trys jėgos ir padalino tą Žečpospolitą ir jinai išnyko iš pasaulio žemėlapio. Tai, kada aš sakau, kad pirma lietuvis, tai tu pirmiausia sprendi klausimus savo čia visuomeniai, savo visuomeniai. O po to galim diskutuoti su kiekvienu iš jūsų. Aš net ir šitoj salėje matau žmonių, kurie save laiko budistais, pavyzdžiui. Prašau, galim diskutuoti paskui apie religijas, kiek tik jūs nori. Bet susitarkim, kad mes tą darom lietuviškam lauke. Tai yra gal ne taip lengva ir tą pravesti tą ribą. Bet tiesiog aš nematau kito kelio, nes jeigu mes pradėsim ginčytis, kas geriau, krikščionybė ar pagonybė, užmirždami, kad mes esame visi lietuviai, arba Lietuvos visuomenė, tai mes tada susipjausim ir atsakymą nerasim, nes krikščionis visada sakys, kad reikia eiti sekmadieniais į katedrą, o pagonis sakys atvažiuoti į Kernavę, birželio 24. Ar buvojat Kernavė? Matot, kas ten darosi? Aš ten važiuoju 20 metų ir tiesiog matau, kaip su kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau žmonių atvyksta tenai. Ir jų nelabai kas ten kviečia, tai nieko, nei ten valdžia ką nors organizuoja. Vadinasi, žmonės tiesiog sielą ieško
siela ieško, kur prisiglausti. Ir tarp kitko, Kaune, būdamas vaikų paaugliu, aš tiesiog jausdavau būtiną reikalą tą vakarą nueiti va čia prie Nemuno ir sukurti laužą. Ir čia netgi sėdi mano draugų, su kuriais mes tą darėm. Ir niekas mūsų nemokino, sakau jums, mūsų niekas tada nemokino. Tiesiog buvo vidinis poreikis išeiti ir uždegti tą laužą. O vyresni tai turbūt pamenat, degindavo padangas tavo. Ir Kaunas tą naktį pavirsdavo į tokį juodų dūmų užgoštą miestą. Tabe nieko gero. Paskui valdžia suprato, kad vis tiek, pamenat, valdžia suprato, kad vis tiek to proceso nesustabdys ir patys jau ten kažką tais jau ir pripažino ir, taip, kaip sakant, ir įprasmino visą šitą reikalą. Taigi štai, galima po to diskutuoti, pagonis budistas ten taip toliau, bet neišeikim iš lietuviško lauko. Tas pats klausimas būtų ir partinė priklausomybė. Ar tu pirma lietuvis, ar pirma liberalas, socialdemokratas, ten krikščionis demokratas, žalesis, vėl tas pats. Jeigu tu atsakai, kad tu esi pirma žalesis, vadinasi, tavo valdžia yra už Lietuvos ribų. Nes žalieji, tai yra tas Greenpeace'as, vėl nežino, kur ten jie yra, kas juos finansuoja, kokie jų tikslai galutiniai, mes galim tik spėlioti. Ir tu tada visada būsi priklausomas nuo jų užgaidų ir nuo jų interesų. Tas pats su socialdemokratais, pavyzdžiui. Tai yra socialdemokratinis šitas internacionalas. Tai tu turės apsispręsti, kur tavo yra valdžia, ar čia Lietuvoje, ar tenais. Ir vėl sakau, jeigu mes pirmą lietuviai, paskui jau galim diskutuoti. Ar tu liberalas ar socialdemokratas, ginčykimės, ten draskykimės, barkimės, bet neišeikim iš šito lauko lietuviško. Ir tarp kitko, vienoje iš naktigonių dėl žemės referendumo šnekant, tiesiog tuoj pat buvo pailiustruota šitas mano teiginys pavyzdžiui. Paskambino kunigas šitas vyskupas Kauneckas, jeigu gal kas girdėjo. Ir jisai sako, aš pasirašiau šitą referendumą. Tai sakau, vyskupė, betgi bažnyčios oficiali pozicija tai yra kitokia. O aš pasirašiau. Vadinasi, ką tai reiškia? Jis yra pirma lietuvis. O jeigu tu esi pirma krikščionis, tada tu nepasirašysi, nes tenais tavo yra valdžia. Ir dar vienas klausimas, kuris skamba taip. Ar Lietuva čia gimusių žmonių kraštas? Ne lietuvių, atkreipkite dėmesį. Ar Lietuva čia gimusių žmonių kraštas? Ar visų norinčių Lietuvoje gyventi? Galima Lietuvą užmiršti, perkelt, pavyzdžiui, į Šveicariją tą patį klausimą. Ar Šveicarija yra šveicarų žemė, ar visų norinčių Šveicarijoje gyventi? Oi, kaip čia įvairiai būna atsakoma ir kokie ginčai kyla šiaip privačiai šnekant. O dabar žiūrėkit, kaip tas maždaug atrodo. Jeigu mes atsakom, kad Šveicarija yra visų norinčių Šveicarijoje gyventi kraštas, kaip tas atrodo? Štai šveicarai, kada susirenka prie vakarienės stalo, susėdam, mes prisėdam prie jų ir valgom su jais kartu, taip, neprisidėjai. Tai ar turi šveicarai teisę vis tik mus pavaryti nuo to stalo? Nes nuo to priklauso labai daugelis po to toliau esančių veiksmų. Žiūrėkit, ką aš turiu omeny. Jeigu mes manysim, kad Šveicarija yra visų norinčių Šveicarijoje gyventi kraštas, tai tada jūs man atsakykit, kokia prasmė yra dirbti vardan savo vaikų ir anūkų ateities. O juk vis tiek kiekviena visuomenė gyvena, turėdama omeny, kad vaikai ir anūkai gyvens geriau. Mes dažnai aukojamės, dažnai šiek tiek suveržiam diržus vardan geresnės vaikų ir anūkų ateities. O jeigu tu žinai, kad ta ateitis yra nežinia kieno rankose, bet kas galės atvykti ir pasinaudoti tavo darbo vaisiais, nu nebelieka prasmės stengtis tada. Nu tokia yra žmogaus prigimtis. Tada reikia gyventi šią dieną, nurauti kuo daugiau šiandien, visiškai negalvojant, kas bus. Štai kur yra šito klausimo esmė ir dar vienas dalykas. Kada jūs žiūrit, kas darosi vakarų Europoje, kada jie atsako į klausimą, kad Europa yra visų norinčių jie gyventi,
O taip Rompėjus atsakė, sakydamas, kad imigracija turi tęstis toliau. Tie žmonės, kurie atvyksta į Europos Sąjungą, jie nesugeba išlaikyti to lygmens, kurį Europą yra pasiekusi. Tai yra akivaizdu. Tai tada prasideda regresas visuomenės. Prastėja apskritai visuomeninis gyvenimas. Nes tie atvykėliai, jie yra nepajėgus palaikyti tą civilizacijos lygį, kuris buvo sukurtas toje pačioje Skandinavijoje, pavyzdžiui. Taigi visom prasmėm, jeigu mes atsakom savo į klausimą, kad apskritai Europos Sąjunga atskiros valstybės, visi važiuokite ir taip toliau. Tai praktiškai reiškia civilizacijos apsisukimą ir ėjimą atgal. Tai štai, va tokie pagrindiniai klausimai, kuriuose matosi ir mano tas prasmių laukas ir į kurį aš kviečiu visus tuos va šituose rinkimuose, kurie dabar bus. Klausimų niekas neatsiuntė. Viskas. Jeigu yra, tai siūskit. Arba šiaip, žodžiu, stokit ir tiesiog klauskite. Prašau. Gal galėtumėt pasvarstyti apie garbę? Apie ką? Apie garbę. Kaip jūs manot, nuo ko priklauso institucijos asmens garbė? Nuo jo veiksmų, nuo išorinių veiksmų ar nuo išorinių pareiškimų? Aš sakyčiau, ne nuo vieno iš to, ką jūs išvardinat, o nuo žmogaus vidinio nusiteikimo. Jeigu jis viduj neturi garbės pojūčio, tai jam nepadės niekas. Taip? Iš esmės tai yra tas pats, ką aš šnekėjau apie tos užrašus angliškus. Tai perfrazuosiu, reiškia, tarkim, mano pareiškimas apie jūsų garbės buvimą arba nebuvimą visiškai neturi įtakos jūsų asmeniniai garbei. O kokia turėtų mažo, kai jūs galite pareikšti? Ačiū. To ir norėjau. Kas jums šaus į galvą, suprantate? Ir aš dabar turėsiu iš karto čia. Gerai, dar. Prašau. Aš pasigėdau visos jūsų šitos teiginius, geopolitinius, viską aš jau esu girdėjus, internete daug medžiagos yra, bet niekur neradau jūsų požiūrio apie mūsų, būtent Lietuvos teisėsaugos padėtį. Ir kas joje keisti, prokuratūroje, teismuose, tai yra labai skaudus gyvenimas kartais šiuo metu. Tikiu. Tiem žmonėm, kurie susiduria. Suprantate, čia labai sudėtingas klausimas. Šitą klausimą sprendžia iš esmės visos valstybės. Jūs negalvokit, kad tai yra tik Lietuvos bėda. Ir galvodamas, kaip tą galima būtų kažkaip pagerinti situaciją, reikėtų pradėti nuo pačių kadrų rinkimo, nuo kito kelio nėra. Nes dabar teisė baigia visi, kas nori. Kažkokios ypatingos atrankos teisėjams, kažkokios ypatingos nėra. O kartais, kai jūs matote, jūs galvote, Dieve brangus, šitas žmogus sprendžia kitų žmonių likimą, o tu matai, kad jisai tarp 3 pušų pasiklysta pats, suprantate? Tai aš sakyčiau, kad teisėjų atranka pirmiausiai turėtų būti kažkokia ypatingesnė, negu dabar yra. Aš nežinau, kokią tą metodiką reikėtų sugalvoti. Negali būti kiekvienas, kuris baigė teisę, išlaikė ten kažkokius dar papildomus reikalavimus ir jau yra teisėjas. Jis turi turėti specifinę savybę. Kažkokią specifinės. Turi sugebėti, turi būti jo logika kažkokiu kitam lygmenį negu vidurkis. Nes kitaip, suprantat, jeigu kadrai bus tokie, kaip dabar atruošiami, tai mes visada turėsim tokią situaciją. Čia nuo mūsų gerų norų, bet procesas čia ilgas labai. O kaip visą, kad keisti pačią sistemą teismų, prisiekusiuosius, įves dar kažką, kad ne vien tik tie kadrai, kažkokie 3 ar 4. Prisiekusieji irgi klausimas labai diskutuotinas. Ir mes žinom pilną pavyzdžių, kada geras kalbėtojas, geras advokatas įtikins tos prisiekusiuosius ir ištrauks aišku nusikaltėlį vien dėl to, kad jis moka gražiai kalbėti ir sugraudena tos prisiekusius. Juk tie prisiekusieji tai yra žmonės iš gatvės, nesusigaudantis. Čia nėra jau toks jau 100% garantas. Bet aš suprantu, kad šitą irgi reikia svarstyti. Bet čia yra per dieną, per 2 neįsprendžiamas klausimas. Čia jau yra 10 mečių reikalas. Jeigu tu pradėsi nuo kadrų,
paskui prisiekusiosius, bet vėl, ar jie gali būti kiekvienas, kuris atsitiktinai pasitaikys, ar turi būti irgi kažkoks paruošimas. Kalbant apie mirties bausmę, pavyzdžiui, aš galvoju, turėtų būti be jokios abejonės. Aš tai grįšiu prie tos bausmės. Aš grįšiu. Bet tai turėtų būti apdėta barjerais keliais, ypatingais barjerais. Nes esmė yra kur čia, jeigu apie mirties bausmę kalbant, esmė yra klaidoj, kuri yra nebeatitaisoma. Ir čia visi ginčiai kyla, nes sako, juk galima padaryti klaidą, kuri yra nebepataisoma. Ir dėl to, be abejo, bet juk yra atvejų akivaizdžių. Bet čia aš jums neatsakysiu taip, kad jūs būtumėt patenkinta, žinokit. Bet jeigu mes pradėtume šiandien spręsti tos klausimus ir pradėtume nuo kadrų, tai gal po kokių 10-15 metų mes turėtume pagerėjusią situaciją. Greitai šito nepadarys. Aš tarp kitko atsakydamas, kursiai neatsimenu, į klausimą apie švietimo sistemą, pasakiau taip. Aš jau daugelį metų galvoju, kaip atrodytų mūsų visuomenė, jeigu mes vaikus nuo pačių pradinių klasių mokytume, iš kur atsiranda pinigai, kas tai yra biudžetas, iš kur atsiranda algos, kodėl Lietuvoje algos ir kainos tokios, o kur nors Olandijoje kitokios. Tai gal tada galima būtų laukti, kad paaugliai nesitikėtų to, ko iš principo būti negali. Nes dabar dažnai žmonės laukia dalykų, kurie negali realizuotis iš principo. Ir daugeliu atrodo, kad valdžia pinigus ima tiesiog iš kažkokio maišo ir gali daugiau ar mažiau padalinti, tik bloga valdžia nepadalina, o gera padalins. O juk visame kame yra priežastis. Pažiūrėkit mano monologą apie kainas ir algas, jeigu kas nematė. Tiesiog primygtinai rekomenduoju. Jis vadinasi, kodėl kainos kaip Europai, o algos kaip pas mus atrodo. Apie kainas ir algas vieną žodį. Čia reikėtų atskirą paskaitą didelę paskaityti, iš kur susidaro tos kainos ir algos Lietuvoje ir kodėl jos yra kitokios negu Europos Sąjungos valstybės, su kuriomis mes lyginamės. Ir kada mes šito nežinom, mums atrodo, kad mes esam kažkokie blogesni už tos europiečius. Nes ten viskas geriau atrodo. Bet kai tu savo išsiaiškini, kodėl ten taip yra, tu supranti, kad mes esam geresni gal už juos. Nes mes žymiai sunkesnėmis sąlygomis sugebėm laikytis. Tad žiūrėkit, aš duosiu tik, čia mes užtruktume iki ryto kalbant dabar šitą temą. Aš tik vieną pavyzdį duosiu. Įsivaizduokit, vat jūs gaunat 1000 eurų pensijas, ir, sakykim, tas pats belgas gauna 1000 litų, šitą eurų pensijas, arba litų, nesvarbu. Vienodas pensijas gauna Lietuvoje ir Belgijoje. Ir vis tiek lietuvis bus skurdesnis. Kodėl? Todėl, kad lietuviui nereikia 3 langų, tai šitą belgui nereikia 3 langų, nereikia žieminių padangų, nereikia kasti pamatų giliausių, nereikia infrastruktūrą kasti po žemę ir daugelis kitų dalykų. Pavyzdžiui, Vokietijos sausio mėnesio temperatūra yra +5 Berlyne. O Vilniui -5. Ir šitie 10 laipsnių skirtumo sausio mėnesio, jie kainuoja Lietuvai milijardus. Nes ir šildyti reikia atitinkamai daugiau, ir apsiremti reikia šilčiau, o pavyzdžiui Londone palmės net išsilaiko. Ir kodėl jie dabar sutriko, kada golfo srovė pradėjo trūkinėti, prasidėjo šaltos žiemos netikėtos. Vokietijoje čia buvo keletą šaltų žiemų, paskaitykit jų laikraščius. Oi, panikoj, Vokietijos keliai staiga pradėjo blogai darytis. Kas čia darosi? O žiūrėkit, yra dar toks reiškinys. Mes tiesiog nesusimastom apie tai. Pavyzdžiui, kada pas mus temperatūra eina per 0, tai -5, tai +5, tai -5, tai +. Vat ir ardova tą sobarą, kurio šiandien mačiau, kuris visiškai apleistas jau. Tai va šitas temperatūros judėjimas, jis ardo dažus, jis ardo šaligatvį, jis ardo asfaltą. O ten, kur nėra va šitos svyravimo, ir dažai ilgiau laiko, ir asfaltas ilgiau laiko, ir mažiau sąnaudų reikia šitam visam reikalui. Man net keista, kad apie tai žmonės nešneka, ekonomistai nešneka. O juk anais laikais
Aš manau, kad čia sėdi žmonių, kurie dar atsimena tai. Mes buvo netgi tokia disciplina – ekonominė geografija. Ir jinai tuos dalykus aiškina. Jeigu va šito neįvertini, nesuprasi daugelio reiškinių, kodėl pas mus yra taip, o ten yra taip. Aišku, tai, supraskite teisingai, tai toli gražu ne viena priežastis. Toli gražu ne viena. Bet tik tais va vienas toks ryškus aspektas. Gerai. Dar vieną klausimą. Prašau. Gal ten klausimų yra klausimų? Kaip? Gal raštu pas yra klausimų? Klausykite, už aš biškį vėlavau, kadangi Vilnius pranešė radiją. Ir aš kalbus. Diktafoną, reiškia. Sąžius nori įvesti tą automobilių, reiškia, mokestį, kad atseit pensiją. Pažiūrėkite, ką televizija pasakė. Skiriant Rimantą Sądžių, finansų ministro opozicija įspėja, kad jo ankstesnė veikla sudavė didžiulį smūgį valstybei. Dabar finansų ministrui gresia baudžiamoji byla dėl galima 10 milijonų litrų iššvaistymų. O kur ponas Kunielis tokį pažeidimą daro, nori įvesti mokesčius, supranti. Ir kada važiuojam į Vilnių ir suimam jį? O kas daro? Poną reikalinga bausti, a jisai reiškia. Gerai, tai. O čia neturiu kasetę ir aš šitą paleisti galiu. Alytus kritikavo moterišką, sako, kur pas tave sąžinė yra, reiškia, nori įvesti mokestį, o pats tokia šunystė daro. Prašom, atsidykite jam kur baudžiamą bylą. Prašom. Televizija pasakė, turiu kasetę, kad gresia baudžiamą bylą. Jau galima 10 milijonų litrų iššvaistyti. Ašgi ne generalinis prokuroras, o net ir generalinis prokuroras negalėtų atsakyti tą klausimą neištyręs bylos kol. Jisai ponas mokestį nori įvesti. Jam į užpakalį reikia špilgą įvaryti. Mokestį ponas nori, pensiją maistį gražinti. Vagis daugiau nieko. Taip, čia klausimai Lietuva be Europos Sąjungos, ką veiksim, su kuo draugausim. Jūsų pozicija dėl Europos Sąjungos. Jokių būdų aš čia dabar nepulsiu sakyti, kad išstokim iš Europos Sąjungos ir taip toliau, nors prieš 10 metų aš buvau vienas iš tų, kuris agitavo nestoti. Aš tada kviečiau nestoti, suprasdamas, kuo visą tai baigsis, bet jeigu jau dabar esam. Taip. Nori išeiti. Kas nori? Net jau siūlo išeiti. Tai va, tai procesas eina ir tiesiog... Taip. Savo valiutą. O su kuo draugausim? Su kuo draugausim? Jeigu kartais Europos Sąjunga sugriūtų. Ar dar kartais kitaip keliamas klausimas, kaip mes išgyvensim be Europos Sąjungos? Taip yra sakoma. Gerai. O, matot? Taip, atsakymas paprastas, juk iki 2004 metų tai Lietuva gyveno. Mes be Europos Sąjungos pragyvenom 14 metų, o su Europos Sąjunga dar kol kas tik 10. Taip, kad nereikia mūsų gąsdinti. Bet iš kitos pusės nereikia šiandien per daug aistrų kelt. Aš tokį palyginimą duodu. Kada įkrenti į pelkę, jeigu mojuosi rankom ir kojom labai taip jau energingai paskęsi iš karto. Įkritus į pelkę reikia taip atsargiai judėti. Tai mes toj pelkiai sėdim dabar, tai reikia atsargiai žiūrėti. Bet jokių būdų, kad aš ir sakau, nereikia priimti visų tų rezoliucijų, estrelos ten, nereikia mums keisti mūsų vertybės, reikia priešintis visi šitam procesui. Nes kol kas mes... O tai nelengviau išstoti iš Europos Sąjungos, kad reikia kiekvienais metais priešintis tiem projektui. Galima, ar jūs manot, jeigu jūs manot, kad tas klausimas jau pribrendęs? Oi, nesakykit, nesakykit. Aš nieko prieš. Tarp kitko, reikia dar vieną dalyką žinoti. O tai kaip tas referendumas buvo teisėtas dėl Europos Sąjungos? Be abejo ne. Kalbos ne. Čia projektas. Taip, koks jau ten referendumas, klausykit, 2 dienos, alus, miltelė, apie ką čia kalbėti, suprantate? 27 šalis. Taip. Kaip? Geopolitinė vizija Lietuvos. Nu mes savo geografinės vietos nepakeisim, ar ne? Mes čia, kur esam, ten ir būsim.
Ir mūsų geopolitinė ateitis priklausys, pasakysiu eretišką dalyką, bet didžia dalim nuo to, kaip bus su Rusija. Nes Rusija sprendžia šiandieną labai panašų klausimą kaip ir mes. Ten yra didelė dalis visuomenės, kuri nori būti europiečiai ir yra pasiruošę klausyti Europos visame kame. Kita dalis rusų visuomenės bando priešintis. Rusijoje eina didžiuliai irgi vidiniai procesai, konfliktai ir taip toliau. Ir mano prognozė, kad mes artimiausių mėnesių bėgyje matysim daug tokių panašių į Maidaną Ukrainos, matysim Rusijoje tokių įvykių. Ir jeigu Rusija atsilaikys, tai bus vienokia geopolitinė situacija ir Lietuva tada gyvens, kaip čia pasakyti, atsiranda galimybė balansuoti. Taip. Kaip Suomija galų galia, taip, kaip Suomija, atsiranda galimybė. Bet jeigu Rusija neatsilaiko ir jinai bus suskaldyta į gabalus, o yra šito siekiama, visiškai atvirai yra siekiama suskaldyti, tada mes gyvensim vienos politinės galios pasaulyje, tai bus viena pasaulio galia ir reikės tada jau žiūrėti, kaip elgtis, nes bus viena šeimininkė. O čia dar galim savo iškelti klausimą, ar geriau, kad pasaulyje yra keli galios centrai, ar geriau, kad vienas? Arba dar paprasčiau, ar geriau, kai kaime yra keli huliganai, ar geriau, kai vienas? Vieni sako, kada yra keli, tai nuo visų ir gausi. Bet yra ir kita logika. Kai yra tik vienas huliganas, tai apskritai nėra jokių šansų, jis visus ir lupa. O kai yra keli, gali pradėti, suprantat, juos kažkaip tenais jau balansavimo galimybė atsiranda. Tai taip, kad atsakyti šiandieną apie mūsų geopolitinę ateitį būtų sunku, tas priklausys nuo procesų tų pasaulių ir jie kasdieną mums duoda žinot apie save. Viskas priklausys nuo Varšuvos. Nuo Varšuvos nepriklausys nieko. Kaip ir niekada jie nepriklausys. Taip. Va čia įdomus dalykas. Ką manau apie pensijų kaupimą? Turbūt turite omeny tą privačią pensijų sistemą, ne? Nu, nematau, kaip iš čia sakot, pašnekam apie šitą privačių pensijų sistemą. Vat nesenai man skambino iš tokio fondo mergina ir sako, mes kviečiam jūs tenai įsijungti mūsų fondą. Ten buvo draudimo fondas, bet iš esmės ta pati problema. Aš jos klausiu, sakau, panelė, o kur jūs laikysit mano pinigus? Jinai sako, koks jums skirtumas? Kaip tai sakau, jūs norit iš manęs pinigų ir nesakot, kur jūs juos dėsit ir kokiu stebuklingu būdu jūs po 10 metų juos išauginsit. Jinai pirmą kartą išgirdo tokį klausimą. Sako, aš paklausiu savo viršininką. Ir perskambinsiu jums. Perskambino viršininkas. Kas čia dabar per klientas, kuris tokius klausimus užduoda? Ir jis jau mandresnis sako, mes turime finansinių instrumentų, į kuriuos įdėsim jūsų pinigus, kurie duos gerą grąžą ir taip toliau. Aš sakau, gal galite išvardinti tos finansinius instrumentus? Jisai sako, nu tarkim, valstybių vertybiniai popieriai. Gerai, sakau, man pasakykit, kurių valstybių. Na, jisai sako, pavyzdžiui, Vokietijos, jau pačią geriausią valstybę. Aš klausiu, kokia Vokietijos skola? Jis prityla, nežinau. Aš jam primenu, 2,5 trilijono eurų. Tai sakau, jūs manot, kad Vokietija sugebės šitą skolą išmokėti? Jeigu visi lietuviai surinks. Oi, ne, čia ponas sako, jeigu lietuviai surinks, ką jūs? Mes turėtume rinkti porą tūkstančių metų, kad išmokėti tą skolą. Suprantat, kaip yra? Pati sistema privačių pensijų fondų sumanymas būtų geras, jeigu ta pasaulinė finansų sistema būtų laikiusi savo taisyklių, jeigu jie nebūtų atsisakę aukso standartų ir nebūtų pradėję spausdinti neribotus kiekius tuščių pinigų. O kai jie šitą pradėjo daryti, nebeliko jokių instrumentų, kuriuos būtų galima įdėti šitos pinigus. Nu, paieškom kartu. Vat įsivaizduokit, mes turim privatų pensijų fondą, mums sunešė pensininkai pinigus,
Mums reikia tiem pensininkam po 40 metų atiduoti daugiau, negu jie įdėjo ir dar savo algas geras pasimti, ne? Pasižiūrim dabar, kur mes tos pinigus galim įdėti. Na, ieškom. Nekilnojamas turtas. Ne, nekilnojamas turtas, ar ne? Pažiūrėkit, burbulas sprogo, ar ne? Kainos nukrito. Įsivaizduokit, jeigu mes ten būtume įdėję tos pinigus, mes jau praradom. Toliau, auksas pavyzdžiui. Auksas taip gražiai kilo keletą metų, o pastaruosius 2-3 krenta lygiai taip pat. Jeigu mes būtume į auksą įdėję, šiandieną mes sėdim minusė. Toliau, jeigu mes būtume įdėję į įmonių akcijas, dabar dar kitko labai patraukliai atrodo fondų biržos. Įmonių akcijos pasaulinių, tų didžiųjų, kaip Facebook'o ir taip toliau, jos labai kilo. Labai kilo. Bet kodėl jos kyla? Jos kyla dėl to, kad yra spausdinami tie tušti pinigai ir jų pagalba yra palaikomas tas akcijų kursas. Kodėl tą daro vakarų Europos šalis ir pirmiausia Jungtinės valstybės? Tenai žmonės gerokai labiau negu mes čia turi tų prisipirkę akcijų ir labai žiūri atidžiai, ar tos akcijos brangsta ar ne. Jeigu jos brangsta, jie ramiai miega, vadinasi, mes turtėjom, viskas gerai, ekonomika laikosi gerai. Ir dėl to valdžia stengiasi palaikyti va šitą jų gerą jausmą ir daro viską, kad tos akcijos brangtų. Ir jie tiesiog įžūliausių būdų spausdina pinigus ir per įvairiausias ten schemas yra dirbtinai palaikomas šitas akcijų kursas aukštas. Ir jisai greičiausiai neužilgas sprogs ir viskas eis žemyn. Nes tai yra visiškai dirbtinas dalykas, visiškai neturintis jokio pririšimo prie realios ekonomikos. Suprantat? Va, paimkim tą patį Facebook. Pamenat, pernai buvo jisai išleistas ten, išleido akcijų ir siūlė visiems pirkti. Tik prisipirko žmonės, jau po savaitės jis vos nedvigubai kainą savo prarado. Tiesiog akcijomis yra manipuliuojama įžūliausių būdų. Tai yra mano kasdienybė. Aš praktiškai kiekvieną dieną stebiu ten tos grafikus visokius ir taip toliau. Ir dėl to tą, ką aš šneku, patikėkit, aš žinau, ką aš šneku. Tai kada aš to pradėjau domėtis prieš metų 15, aš iš pradžių nepatikėjau, kad šitaip apskritai gali būti, kaip ten vyksta. O taip ir vyksta. Aš jums dar vieną dalyką, pavyzdžiui, pasakysiu. Yra vadinamas toks greitosios prekybos technika. Yra superkompiuteriai, kurie daro operacijas per sekundės dalį. Ir jie labai brangiai kainuoja. Ir jie spekuliuoja tomis akcijomis. Vat jūs pateikėt paraišką parduot arba pirkti. O jis per sekundės dalį visą tą sutvarko ir uždirba per tą sekundės dalį. Tai jau žmogus net nebedalyvauja. Tai yra high frequency trading vadinasi šitą sistemą. Angliškai vadinasi. Tarp kitko, Amerikonų Seimas net svarstė klausimą, ar nereikėtų uždrausti, nes čia jau visiškai yra, visiškai jau, taip sakant, toks iškreipiantis bet kokį realią ekonomiką dalyką. Taigi štai, jeigu mes būsim įdėję savo pensijų pinigus į šitas akcijų biržas, mes irgi prarasim. Kas dar tada lieka? Kokie instrumentai lieka? Lieka tie valstybių vertybiniai popieriai. Jūs išeinat suimti tą šadžių, aš tikiu. Mes jums linkim sėkmės. Lieka valstybių vertybiniai popieriai, bet kaip sakiau, Europos valstybės beveik visos yra prasiskolinusios žvėriškai. Tai dabar jūs įsivaizduokit, kaip galima tikėtis, kad po 40 metų sugrįš mūsų tie pensijų pinigai, jeigu tos valstybės, nebebus. Apie ką ir šneka? O galima dar paprasčiau pasakyti. Atsisukim 40 metų atgal. Kiek per 40 metų čia visko pasikeitė? Ja. Buvo rubliai prapuolė, buvo vagnorkės prapuolė, buvo sekundė. Tai negi mes galvojam, kad būsimi 40 metų bus kitokie? Jie bus lygiai tokie pat, permainingi. Ir dėl to šitas privatus pensijų fondai yra gryna spekulacija skirta dviem tikslams. Pavyzdžiui, Lietuvoje šitie fondai priklauso beveik visi Skandinavijos bankams, jie surenka mūsų pinigus, sprendžia savo reikalus mūsų pinigais, o tie, kurie realiai dirba tose fonduose, uždirba geras algas.
Ir viskas. Ir pabaigai šito klausimo pasakysiu paskutinį faktą. Lenkija nacionalizavo 50% privačių pensijų pinigų. Kitaip sakant, jau jie suprato, kad ta sistema neveikia ir praeitą savaitę privatizavo. Tai yra puikiausias įrodymas, kad tai yra apgaulė tiesiog. Apgaulė ir tiek. Taip. Žemės referendumas, kas nuo VRK žino geriau už mane, aš važinėjau. Kiek žinau, tai atidėta yra pirmadienį ir mes jau darom išvadą su Gintaras gali papasakoti. Ką tik grįžom iš VRK, žodžiu, labai įdomu. Prasidėjo tokia, kadangi parašų surinkta jau, netgi braukant visai virš skaičiaus, naujas bajeris jų. Žodžiu, iškvietė ekspertus ir stengiasi įrodyti, kad žmogus, kuris buvo pasirašęs pirmam lape ir taisime, yra ne tas pats. Jeigu biškiai kitaip, manipuliacija. Ir Vaigauskas jau viešai spaudoj, galite dabar pasižiūrėti, jau paruošti straipsniai buvo, kad klastojami sąrašai, bus keliamos bylos ir taip toliau. Mėlėjai, žodžiu, vienas dalykas, kas gali priversti juos šitą visą sistemą pripažinti mūsų parašus, tai mūsų vienybės ir jėgos pademonstravimas. Dėl to visus, pasinaudodamas progą, kviečiu vasario 16 dieną, 15 valandą į eitynes, kurias kartu su Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, šeimų sąjūdžių, tėvų formų, įvairiom organizacijom. Žodžiu, tai visų mūsų reikalas. Susirinkime su vėliavom, su šeimom, tautom, žmonom, vaikais, draugais. Ir ateikim ir pabūkim kartu, pereikim per Laisvės alėją, per Senamiestį, į Rotušės aikštę, kur 16 valandą padarysime sąšauką, pakelsime vėliavą 400 kvadratinių metrų su aitvaru, trispalvę ir parodysim, kad mes esam vienas, ko jie bijo dar. Žinokit, šiandien mūsų neįleido žmonių į VRK, atsistojo apsauga ir neleido, tik tai pagal sąrašą, dokumentus ir panašiai. Tiesiog prasideda toksai tyčiojimasis. Žodžiu, mėlėjai. Ir vasario 16 ir dabar kviečiu. Esminis posėdis bus pirmadienį 17 valandą. Tai jau po visų terminų, žodžiu, atvykime į Vilnių. Atsistokime prie vyriausios rinkimų komisijos. Ne 20, ne 30, ne 50 žmonių. Visi, kas galime. Atsiprašykime iš darbo, susitvarkykime, nes čia yra Lietuvos klausimas. Čia yra esminis, jau jie vieną kartą parodė savo jėgą grubę Garliavos įvykiuose. Ir dabar bando, žodžiu, sutraiškyti ir atimti iš žmonių paskutinę viltį. Parašai surinkti nuo pirmos dienos. 320 823. Visi žmonės pasirašė. Ir tai yra faktas. Žodžiu, mėlėjai. Atsiprašau, Rolandai, įsijaučiau per daug. Bet vasario 16 yra esminis įvykis. Kaune kilo visas judėjimas. Ir dabar pakelkime save pirmoji, save nekalbėkim, neklausykim, darykim, ateikime į eitynės, pakelkime savo artimuosius, draugus, pakelkime Lietuvą ir viskas bus gerai. Žodžiu, jėga mūsų vienybė. Eitynės prasideda, o paklausė, kelintą valandą ir kur. Renkamės prieš 15 valandą Ramybės parke, 15 valandą prasideda eitynės ir Vytauto prospektu, pro Soborą, Laisvės alėją ir 16 valandą planuojam būti Rotušės aikštėje. Žodžiu, kas ateis prisijunkite ir Laisvės alėjoje prie Soboro, kviesime visus prisijungti. Žodžiu, visus žmonės kviečiam. Vasario 16 dieną, šį sekmadienį. Sekmadienį. Kaune. Vasario 16 dieną eitynės Kaune ir po to 17 pirmadienį 17 valandą varysim į Vilnių. Visi kauniečiai.
Pirmadienį 17 valandą, 17 dieną, 17 valandą Vyriausio rinkimų komisija. Taip, tai jau daugiau jau nėra kur traukti. Žodžiu, paskelbsime visur, kur tik galėsime. Ačiū. Kas turėtų įvykti, kad siūlytumėte išeiti iš Europos Sąjungos klausimų? Iš esmės tai vyksta kiekvieną dieną. Kas verčia svarstyti tokius klausimus. Bet šiaip jau, aš sakyčiau, va ta vertybių kaita, kuri dabar yra šitai forsuojama, jeigu nebus sustota artimiausiu metu, tai jau yra pakankamas pagrindas iš tikrųjų kelt klausimą ir eiti iš čia, nes jeigu mes prarandam savo vertybės, praktiškai nieko nebelieka. Viskas. Mes subyram kaip visuomenė, mes subyram kaip žmonės, mes net kaip vyrai ir moteris galų gale pasiklystam. Taip, kad jeigu jie šito proceso nesustabdo, tai yra pakankama priežastis. Ir atkreipkite dėmesį, mes čia būtume toli gražu ne vieni. Taip, šitos klausimus jau kelia visa Europa. Kas čia daros, suprantate? Dabar klausia, ar gali šitose Europos rinkimuose laimėti Marina Le Pen ir Anglijos tos partijos? Gali. Nes Marina Le Pen tikrai laimė, aš žiūrėjau reitingus. Jinai šiandieną yra pirma. Olandijoje irgi neblogai stovi, Austrijoje neblogai stovi. Taip kad šitie rinkimai gali duoti labai įdomių rezultatų. Bet šiaip jau kalbant apie Europos Sąjungą, štai visada reikia turėti omeny tokį dalyką. Vat ypatingai tai būdinga žmonėms inteligentams, tokiems romantikams, daug skaitantiems ir visada norintiems tokių, visus suvienyti, gyventi draugiškai. Aš duodu visada tą pavyzdį Gedimino Džiugo iš Avyžiaus romano. Jis per 3 tomus ieško trečio kelio. Jis nenori būti nei su tais. Tai jį visi lupa ir galų galiai jis vis tiek turi pasirinkti poziciją. Tai suprantat, kaip yra su Europos Sąjunga. Įsivaizduokim, kad mes esame Europos Sąjungos šalininkai ir mes norim šitą projektą išlaikyti. Tai jūs turbūt sutiksit, kad jeigu nebus vienos valdžios, nebus vienų mokesčių, ar ne, nebus vienos kariuomenės, teisės, saugos, saugumo ar viso kito, tas projektas neišsilaikys. Ar ne taip? Taip. Ir dėl to neįmanomas variantas, kad būtų stipri Europa ir stiprios valstybės. Jeigu yra stiprios valstybės, tada yra silpna Europa kaip sąjunga, nes tos valstybės reiškia savo teisės, skirtingus interesus ir jinai silpsta. O jeigu yra stipri Europa, vadinasi, nėra stiprių valstybių, o geriau, kad jų ir iš vis nebūtų. Ir beje, vienas iš pagrindinių tokių dalykų Europos Sąjungoje, apie ką visiškai nešnekama, bet jis tyliai vyksta, tai yra vadinamas Europos regionalizavimas. Jau yra žemėlapiai keletą metų kūrėmi, Europa yra skirstoma ne pagal valstybės, o pagal regionus. Į tuos regionus kartais įeina kelių valstybių gabaliukai ir kur visa esmė, šitie regionai kontaktuos su Briuseliu tiesiogiai apeidami sostinę. Ir jie elgėsi visiškai teisingai. Aš jų vietoj, norėdamas išsaugoti tą projektą, lygiai tai padaryčiau. Bet čia ir iškyla klausimas, kad yra nesuderinami dalykai. Arba yra tautos ir valstybės, arba yra Europa kaip vieninga valstybė. Galiu duoti palyginimą su kolūkiu. Įsivaizduokit, kad jūs esat kolūkių pirmininkas, o kiekvienas agronomas sėja kas ką sumanė. Tai tas kolūkis bankrutuotų, jis ilgai, arba įmonė kokia nors, kur kiekvienas ten užsiminėja, ko nori. Tai dėl to arba kolūkis yra kontroliuojamas to pirmininko ir viskas pagal jį daroma, arba jis išsibėgioja, pavirsta į tokį, kažkokį margaspalvį, arba audinį. Tai dėl to neįmanoma rasti trečio kelio. O čia aš su Kazimiera Prunskiene daug sykių esam diskutavę, Elto, jinai visą laiką to kelio ieškų, sakau, Kazimiera, tai pasakykit man, tai kaip tas kelias turi atrodyti? Kaip jis gali atrodyti? Nėra jo. Ir dėl to šiandieną visa Europos Sąjunga ir sprendžia klausimą, ar Briuselis visiems vadovaus, ar mes grįšim prie normalių valstybių ir normalaus gyvenimo. Ir turėkime omeny, kad pagrindinė iš tikrųjų nauda iš Europos Sąjungos tai yra laisvas keliavimas. Nieks neneigs, tai tikrai yra vertybė, ne, kad tu gali laisvai keliauti.
Bet juk šitai reguliuoja ne ES sutartis. Tai yra Šengeno sutartis. Jinai nieko bendro neturi su ES sutartimi. Ir galima priklausyti Šengeno sutarčiai ir nebūti ES narė. Ir atvirkščiai, pavyzdžiui, rumūnai ir bulgarai yra ES nariais, o Šengeno sutartyje nėra ir jų keliavimas yra apribotas. Taip. Kas trukdo žmonių vienybei? Valdžia skaldo. Oi, ne. Valdžia tai gal ir skalda. Bet žiūrėkit, aš manau, kad net ir šitoj salėje, jeigu mes dar klausimus pasmulkintume, iš karto atsirastų tarp jūsų prieštaravimų. O gal ir dabar ne visi sutinkat su tuo, ką aš šneku. Vienybė, užtada aš ir sakau, vienybė galima tik labai konkrečių teiginių pagrindų. At jeigu mes keliam klausimą, ar reikia išsaugoti savo žemę, tai visi tie, kurie mano, kad reikia išsaugoti savo rankose, vat jie vieningai gali veikti, nes jie vieningai supranta, kur reikia eiti. O jeigu, kaip tas Eligijus Masiulis sako, aš balsuosiu kitaip, ten už tą imigrantų, pavyzdžiui, kvotą, tai kaip aš su juo galiu būti vieningas? Kaip galima būti vienybei, net ir lietuviais esant, jeigu vienas yra už Estrelos rezoliuciją, o kitas prieš? Kaip tai galima su jais būti vieningais? Tarp kitko, Masiulis pasisakė, kad 30 metais už elektrą jau mokės pigiau. Jisai žino, kad bus 30 metais. Jisai turi laiko mašiną turbūt, ar ne? Tarp kitko, žiūrėkit, jeigu apie elektros kainas. Nu kokią nesąmonę mes padarėm visi su jumis, uždarė tą Ignalinos atominį elektrinį. Reiškia, mes tiesiog norėjom, kad mums elektra kainuotų brangiau. Mes geidėm šito. Aš suprantu, bet sutikit, kad juk buvo to naivumo mumise, buvo. Jeigu visi būtų supratę, tai nebūtų ir tas referendumas už tos miltelius pavykęs, net ir su tais milteliais nieko nebūtų išėjo. Suprantate? Juk tikėjo, nu nesakykit, didelė dalis žmonių tikėjo, kad galima gyventi iš kitos sąskaitos, kad kažkas tave maitins. Ašgi klausiau tos pačios Kazimieros Prunskienės vienoje laidoje, jinai dabar yra YouTube, galit pasižiūrėti, prieš 10 metų. Sakau, Kazimiera, kai jūs sakot, kad mums už 1 litrą duos 3 atgal, aš toj laidoje klausiu, pasakykit man, kas bus tas mokėtojas. Kazimieras sako, jūs demagogas. Suprantat, palaukit, tai jūs teigiat, kad kažkas duos, aš noriu matyti tą geradarį. Bet tikėjom. Ir šiandieną, žiūrėkit, dar vieną mytą tada išsklaidysiu tą pačią progą. Mums visą laiką sakoma, kad Europos Sąjunga mums prideda pinigų. Kad mes iš tikrųjų ten gaunam galybę tų pinigų. Jeigu žiūrėsi į pinigų srautus, va, grinai, pinigai srautai kaip vaikšto, taip, mes sumokam į biudžetą Briuselio virš milijardo, maždaug po 100 milijonų litų kasmet mes siunčiam į Briuselio, kas mėnesį siunčiam į Briuselio kasą. Atgal gaunam per visus ten tuos įvairiausius mechanizmus, kaip kada, 3 ten kartais ir 4-5 milijardus, tai atrodytų lyg ir gaunam. Bet žiūrėkit, įskaičiuokim dabar, kiek mums pabrango elektra, ar ne? O tai yra milijardai į metus. Toliau paskaičiuokim, kiek mums kainuoja supjaustyti laivai ir prarastos žvejybinės kvotos, kiek kainuoja tie visi procesai, kai sako, nedirbkit žemę, mes jums duosim biškį pinigų, bet jūs nedirbkit, kiek kainuoja prarasti muitai, kiek kainuoja visokiausi akcizai PVM-ai, kurie nueina į Briuselį, aš jau nekalbu, kiek kainuoja mūsų žmonės, kurie išvyko tenais ir išsivežė mūsų ateitį. Kaip šitai pasverti pinigais, jūs man pasakykite. Ir dėl to, kai visą šitą sudedi, tai balansas yra visai kitas. O iš paviršiaus, tai, tarp kitko, dėl išmokų žemdirbiam irgi, kad jūs žinotumėte, dažnai kažkaip nenuskamba šitas argumentas. Sako, o, tai tada, jeigu išstosim, žemdirbiai nebegaus pinigų, nu, pirmiausia, jie gauna ten 4 kartus mažiau, ir mes būtume suinteresuoti, kad negautų nei prancūzai, nei mes. Tada mes kaip tik būtume konkurencingesni, nes mes esam pasiruošę dirbti už mažesnę algą, o jie ne. Tai mums būtų geriau, kad nieks negautų. Bet yra dar kitas dalykas. Reikia žinot, kad iki 4 metų, kol mes neįstojame į Europos Sąjungą, mūsų valstybės biudžete buvo atskira eilutė žemdirbių rėmimo.
Žemdirbiai visada buvo ypatingai padėti ir ne tik dabar jie gauna išmokas. Lietuva taip pat jiems mokėjo, atskira eilutė būdavo. Tik tada mes tas išmokas skirstėm patys nustatėm mechanizmus, kryptis ir taip toliau. O dabar jau už mus sprendžia kiti. Va girdi dabar ten bus kažkokie tai keli procentai reikės ekologijai skirti nuo kiekvieno ūkio. Ir žemdirbiai nežino, kaip reikės išsisukti iš tos padėties. Aš jau nekalbu, kad nebegalima, sakykime, kiaulių išauginti, kaip anksčiau, ir parduoti. Dar prieš keletą metų kiekvienas iš jūsų galėjote išauginti kiaulaitę ir parduoti kur nors turgui. Dabar jūs to padaryti negalite. Nes jūs turite įrodyti, kad jūs tą kiaulę šėrėt sertifikuotais pašarais. Taip. Ir tik kai įrodysit, kad tie pašarai buvo sertifikuoti, jums leista kiaulaitę parduoti. Ir masė va tokių dalykų. Aš jau nekalbu apie tos juokingus dalykus, kad ten reikia vištom arba kiauliam žaisliukų pridėti. Taip kad... Gerai. Jeigu grįžt prie prezidento rinkimų, tai kaip tos klausimus, kuriuos jūs išvardinote, kaip padaryti, kad visi kandidatai, kurie yra užsiregistravę, kad gautų atsakymų iš jų į tos klausimus? Nu, nežinau. Aišku, būtų gražu pateikti jiems raštu, gal bus tokie pat susitikimai, tai jūs ir pateikit. Tie klausimai yra internete, jūs juos galite surasti ir pateikit man, tai man irgi būtų labai įdomu, kaip jie atsakytų. Ir dar ne tik, kad taip arba ne, bet net kad ir išplėstų ir žinodamas tuos žmonės, oi nepavyks jiems. Ir bijau, kad jie vengs atsakymą. Gerai. Dar sugrįžtant prie referendumo, visą laiką akcentuojama žemės klausimas. Ar nėra svarbesnis 100 000 klausimas? Tada daug referendumų spręsis. Ir antras klausimas dėl referendumo. Mūsų valdžia vienas iki beveik nusivalė kojas į referendumą. Ar nebus taip, kad ir netgi, jeigu tai vyks, laimėsim referendumą, vėl bus tas pats išvedžiojimas? Kaip jūsų tai? Be abejo, kadangi mes turime jau precedentą, tai tikėtina, tuo labiau, kad jau mes girdim iš Gintaro, kad jie bandys apskritai numuilinti tą pačią referendumo galimybę, išsigando matyti. Išsigando, suprantat, kas yra? Aš jaučiu, kad valdžia nejaučia visuomeninių nuotaikų. Nu, pažiūrėkit, pasakykit man, kokio velnio reikėjo Grybauskaitei eiti pas tą ukrainietį ligoninę. Atrodo pasikviesti jį į prezidentūrą. Kada didžioji dauguma lietuvių, aš skaitau komentarus ir matau, kad jie puikiai supranta, koks šis spektaklis yra žaidžiamas su šito žmogu. Ką jinai tu nori laimėti? Tai aš darau prielaidą, kad jinai tiesiog yra antiek atitrūkusi, kad nebeadekvačiai vertina. Kaip nusikaltėlį, o prezidentė nusipriiminėja. O 100 000? Dėl 100 000, be abejo, labai svarbus dalykas, bet šitą klausimą jau net pačiam Seimo nariai kelia, taip kad tikėtina jisai bus svarstomas netgi nepriklausomai nuo referendumo rezultatų. Nori Romas Kaulinis patikti. Dėl referendumo šitų klausimų noriu patikslinti ir paaiškinti. Seimui ir visiems valdžios atstovams nebaisų šitie klausimai po vieną atskirai paimti. Ir mūsų referendumas būtų visiškai beprasmės, jeigu būtų atskirai po vieną klausimą balsuojama. Šitą klausimą reikia suvokti taip, kaip bus bando kritikuoti, kad šitas daugiau svarbus, šitas mažiau svarbus. Tai yra bandymas išblaškyti ir nukreipti dėmesį, tai yra nusikaltėliški teiginiai. Šitą referendumą reikia vertinti kaip sumažintos konstitucijos priėmimą, už kurią jūs balsuojate taip arba ne. Ne visa konstitucija, tai yra konstitucijos pataisa iš 4 punktų. Todėl šitas, ką jūs akcentuojate, 100 000, tai valdančiai šitai masiai šitų žmonių yra pats baisiausias dalykas, nes tai išmušama iš jų rankų visagalybės vėzdas, kurioje dabar gali mus traiškyti. Nes jeigu žinote vieną iš valstybės apibrėžimų, tai valstybė tai yra prievartos mašina, kurios paskirtis užtikrinti valdančio elito dominavimą, kas ir vyksta. Referendumas tai yra vėzdas tautai į rankas aniems kontroliuoti. Ir svarbiausiais tautos ir valstybės gyvenimo klausimais mes visada galėsime surengti referendumą ir duoti jiems per nagus. Sakysim, šito jūs niekada nedarysit.
ir nepriversit mūsų tapti pederastais, atsiprašau. Mes to nenorime. Gerai. Geriau pabaigti anksčiau, kol jūs nepavargot ir aš nepasidariau nuobodus negu ilgiau. Tai tiesiog norėčiau ir atsisveikinti su jumis ir pabaigai, žiūrėkit, koks klausimas. Ką laikytumėt amžinybę? O jeigu kas nors žinotų, kas ta amžinybė yra tomai knygų, yra bibliotekos prirašytos, bandant atsakyti klausimą, kas yra amžinybė. Tai jeigu aš čia dabar bandyčiau jums duoti atsakymą ir sakyčiau, kad žinau, kas tai yra. Tarp kitko, tautos prasme, amžinybė va tada ir yra, kai tauta gyva, kai jinai iš kartos į kartą atsigamina ir kad po 100 metų čia irgi kalbama yra ta pačia kalba, yra tos pačios vertybės. Bet ta prasme, tai amžinybė gal ir egzistuoja. O šiaip jau filosofinė prasme, mes pas Haną esam filosofavę dešimtmečiais ieškodami atsakymų iš tos klausimus. Dėkui visiems. Vieną minutę, kol neišėjo. Beprasmiškas bus pasisėdėjimas, jeigu mes tik supratome, kas ir kaip ir nebandysime nieko pakeisti. Todėl visus kviečiu užsirašyti į savanorius rinkimui parašų už mūsų gerbimą signatarą Rolandą Paulauską, tapti prezidentu. Čia rinkimų štabo vienas iš svarbiausių narių. Tuo labai didžiuojas. Kazimieras Juraitis. Labai blogai. Tai aš užrašysiu dabar e-mailo adresą, visi prašom, kas pasiryžę kažką keisti, o ne tik suprasti. Rašyti šitą adresą. Vasario 16 dieną, beje, neužmirškit, 15 valandą, žygis tautos. Paprašiau